Sveiki gerbimieji. Praeitais video, kada rašinėjau, mes kalbėjom apie šilumos siurblius oras vanduo tipo. Aš ten pasakoju apie visokių, kaip sakoma, variantų, apie top 3, kurie daugiausiai perka pas mus šilumos siurblių oras vanduo tipo. Ir daug kas rašė, sako, kad jūs dabar tik nurodyt kiniškus šilumos siurblius iš tokių biudžetinį klasę. Taip, žinoma, biudžetinį klasę daugiau žmonės domisi, daugiau perka, ypač jeigu atkreipti dėmesį į tai, kad tas biudžetinis klasės nėra tokie blogi siurbliai, ta prasme ir geri parametrai, ir geros charakteristikos, ir kas svarbiausia, kad jie nėra gendančiai siurbliai, ta prasme neatneš jums kažkokių didelių problemų, kada jūs jų eksploatuosit. Bet aišku, žinoma, kad yra tokių klientų, kurie nori įsigyti labai aukštos kokybės, labai, kaip sakoma, gero brendo įrangą, kurie daugiausiai gamina japonų gamintojai. Kadangi japonų gamintojai, tokie kaip Daikinas, Panasonic, labai daug ką žino. Ir tai normalu, kad žmonės, sakysim, gali sau leisti įrengti labai kokybišką įrangą. Įrenginėja, sakysim, naują namą su prabangiai, kad būtų viskas, kad būtų gražiai. Ir nori irgi įsigyti šilumos siurblį, kad jis būtų gero brendo, labai žinomas, japoniškas, patikimas ir aukštos kokybės. Tai čia normalu, kadangi, kaip aš sakiau, kad mes parduodam didelį asortimentą visokios įrangos, būtent dėl to, kad būtų pasirinkimas, nes pasirinkimas čia yra labai geras dalykas, klientas gali pasirinkti pagal savo pageidavimus, kaip anksčiau minėjau. Aišku, sunku administruoti, jeigu, sakysim, pas jūs labai daug prekių ir reikia pastoviai stebėti likučius, kainos, charakteristikos, modeliai, atnaujinimą, visą kitą, čia užima labai daug laiko ir sugaišo daug laiko, pinigų ir dėmesį, bet aš manau, kad pasirinkimas labai svarbus dalykas, kadangi žmonės nori pasirinkti ir kada kuo didesnis yra pasirinkimas, to žmogus gali tikėtis, kad jis nupirks būtent tą prekę, būtent ras tą santykį kokybės ir kainos ir bus patenkintas, būtent ras tą prekę, kurie jam tinka, o ne rinksis to, ims tą, ką jam pasiūlys, sakysim, kas yra, tą paimsiu. O būtent paims tą, kur jam būtent tinka tą įrangą. Ir tai labai gerai, kadangi visi mes stengiamės būtent dėl pirkėjo, būtent dėl kliento, kad klientas būtų patenkintas, klientas gautų tą būtent įrangą, ką jis nori, gautų tos paslaugos, kurios jis nori ir liktų patenkintas. Ir čia svarbiausia, kaip sakoma, mūsų misija. Taigi, dabar noriu pakalbėti apie būtent tokią įrangą, kurie nori įsigyti mūsų klientai, kurie ieško gero brendo, labai geros aukštos kokybės, gerų parametrų, japonišką įrangą. Ir tai bus įranga, kurią mes pradėjom irgi pardavinėti, tai bus Hitachi. Hitachi, čia didelė, labai daug profilinė tokia kompanija japonų, kuria buvo sukurta 1910 metais ir jie užsiminėja, kadangi kompanija labai didelė, labai daug visokių profilių, labai daug darbuotojų dirba, labai daug gamyklų, jie užsiminėja labai didelių spektrų. Visokios užsiminėjimas, tai yra ir elektronika visokia, energetika, visokių įrangių gamyba, dirbtinis intelektas. Žodžiu, labai kompanija plėčiasi į visus pusės, turi daug inžinierių visokių, konstrukcijos biuro. Ir Hitachi irgi labai daug skiria dėmesio šilumos siurbliams. Kadangi atnaujinčia ateina energetika, irgi, kaip sakoma, čia tokias jau žmonės visam pasaulyje renkasi kažką tai šildinimui sistemai modernus, efektyvus šilumos siurblius. Ir Hitachi irgi skiria dėmesio į būtent šitą įrangą. Dėl to kaip sakoma, atkreipkite dėmesį į šitą įrangą. Apačioje po video
bus ir parašyta mūsų nuorodas, mūsų elektroninės parduotuvės, ten jūs galėsit rasti šilumos siurblius Hitachi oras vanduo tipo, kurie tikrai yra labai aukštos kokybės, geras charakteristikos, ir kuo svarbiausia, tarp japonų gamintojo tikrai labai gera kaina. Tai, kad siūlyčiau būtent tie, kurie ieško japonų, siūlyčiau atkreipti, užeiti, pažiūrėti, skambinti mums, užsakinėti ir mėgauti savo komfortą. Iki sekančio karto.